O jei tau pasakyčiau, kad didžiausia betono silpnybė yra laikas. Bet palauk, aš tau paaiškinsiu, kodėl. Sveiki, inžinerijos entuziastai. Betonas yra viena iš dažniausiai naudojamų medžiagų šiuolaikinės inžinerijos istorijoje ir tikriausiai yra beveik visur, ką matai aplink save. Pastatai, tiltai, užtvankos, keliai ir net miesto šaligatviai. Jis yra tvirtas, universalus ir lengvai formuojamas, todėl tapo statybų pagrindu visame pasaulyje. O jei pasakyčiau, kad nepaisant viso šio tvirtumo, betonas turi tylų ir neišvengiamą priešą. Šiandien parodysiu, kodėl didžiausia betono silpnybė yra būtent laikas. Ir kaip tai vyksta lėtai, palaipsniui ir beveik nepastebimai. Bet kodėl laikas yra tokia didelė grėsmė betonui? Atsakymas slypi pačiame cheminėme procese, iš kurio atsiranda ši medžiaga. Kai sumaišome cementą, vandenį, smėlį ir skaldą, vyksta reakcija, vadinama hidratacija. Būtent ši reakcija lemia, kad betonas sukietėja ir tampa atsparus. Tačiau ji nesibaigia per kelias valandas ar dienas, kaip daugelis mano. Iš tikrųjų, betonas reaguoja dešimtmečius. Ir būtent ši savybė, kuri užtikrina jos stiprumo augimą, taip pat gali atverti duris būsimiems problemoms. Bėgant metams, vidinė betono mikrostruktūra toliau keičiasi, o šie susikaupę pokyčiai gali pakenkti jo ilgaamžiškumui. Bet kas vyksta betono viduje, jam senstant? Betonas atrodo tvirtas ir nepralaidus, tačiau iš tikrųjų kiekviename betono gabale natūraliai susidaro milijonai mikroporų ir mikroįtrūkimų. Laikui bėgant šios poros leidžia patekti išoriniams veiksniams, tokiems kaip anglies dioksidas iš oro, chloridai esantis jūrinėje aplinkoje ir net lietaus vanduo. Šie elementai pradeda lėtai skverbtis į konstrukcijos vidų ir būtent tada prasideda tikrosios problemos. Pats betonas gali gana gerai atsilaikyti, tačiau didžiausia rizika slypi plieninėje armatūroje, kurią jis saugo. Bet kodėl šių išorinių veiksnių buvimas taip kenkia plienui betono viduje? Plienas natūraliai apsaugotas dėl didelio betono šarmingumo, kuris aplink armatūros strypus suformuoja pasyvinamąjį sluoksnį. Šis sluoksnis neleidžia metalui oksiduotis. Problema tas, kad laikui bėgant anglies dioksidas reaguoja su betono komponentais procese vadinamame karbonizacija. Ši reakcija sumažina medžiagos pH ir sunaikina apsauginį plieno sluoksnį. Kai taip nutinka, plienas pradeda oksiduotis. Hudis užima daugiau vietos nei pradinis plienas, todėl atrodo, tarsi plienas pradėtų išsipūsti viduje. Šis padidėjimas sukelia vidinės įtampas, kurios galiausiai suformuoja matomas įtrūkas betone. Korozijai progresuojant, ištisi paviršiaus sluoksniai gali atskilti, susidaro tai, ką vadiname atšokimu. Bet jei betonas taip plačiai naudojamas, ar tai reiškia, kad visi pastatai ir tiltai laikui bėgant yra pasmerkti? Na, nebūtinai. Betono ilgaamžiškumas labai priklauso nuo aplinkos, kurioje jis yra. Pavyzdžiui, pajūrio regionuose chloridų buvimas labai paspartina koroziją. Tuo tarpu pramoninėse vietovėse, kur ore yra didesnė anglies dioksido koncentracija, karbonizacija vyksta greičiau. Todėl laikas neveikia vienas. Jis yra tik priemonė, leidžianti agresyvioms medžiagoms prasiskverbti, kauptis ir per dešimtmečius sukelti žalą. Tačiau ar yra dar koks nors procesas be karbonatacijos, kuris laikui bėgant pagreitina betono dėvėjimąsi? Taip. Vienas iš labiausiai ištirtų procesų yra tai, ką vadiname šarminio užpildo reakcija. Šis reiškinys atsiranda, kai tam tikros betono užpildų rūšys reaguoja su šarminiais hidroksidais esančiais cemente. Ši reakcija suformuoja plečiamąjį gelį, kuris sugeria vandenį ir didina tūrį, sukeldamas vidinės įtrūkius, kurie gali išplisti po visą konstrukciją. Bėgant metams šie įtrūkiai kaupiasi, silpnina medžiagą ir leidžia dar labiau patekti agresyviems veiksniams. Tai lėtas, bet itin destruktyvus ciklas. Tačiau ar laikas veikia tik iš vidaus į išorę? Iš tikrųjų, ne. Klimatas taip pat yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių betono irimą ilgalaikėje perspektyvoje. Regionai, kuriuose nuolat vyksta drėkinimo ir džiovinimo arba užšalimo ir atitirpimo ciklai, linkę paspartinti šias mikroskylutes. Pavyzdžiui, kai vanduo įsiskverbia į betoną ir užšąla, jis padidėja tūriu,
spaudžia porų sienelės. Tūkstančius kartų pasikartojantis šis procesas per dešimtmečius silpnina struktūrą, kol atsiranda didesni įtrūkimai. Dėl to į betoną patenka dar daugiau vandens ir procesas dar labiau paspartėja. Bet ar tiesa, kad betonas laikui bėgant tampa tvirtesnis? Tai dažnas klausimas. Tiesa, kad per pirmuosius mėnesius ir net pirmuosius metus betonas toliau stiprėja dėl nuolatinės hidratacijos. Tačiau šis stiprėjimas nesitęsia amžinai. Po tam tikro laiko betono stiprėjimo procesas tampa toks lėtas, kad nebereiškia reikšmingo padidėjimo. Nuo to momento degradacijos mechanizmai pradeda veikti greičiau, nei hidratacija gali kompensuoti. Kitaip tariant, betonas gerėja tik iki tam tikro momento, o po to pradeda senti. Bet ar įmanoma numatyti, kiek laiko betono konstrukcija tarnaus? Taip, ir tai yra labai plačiai tyriama šiuolaikinėje inžinerijoje. Didelių statybos projektų planuose dažnai numatomas minimalus 50, 70 ar net 100 metų ilgamžiškumas, priklausomai nuo paskirties ir aplinkos. Šis skaičiavimas atsižvelgia į tokius veiksnius kaip medžiagų kokybė, armatūros padengimas, cemento tipas, aplinkos agresyvumas ir vykdymo metodai. Taigi laikas nėra neįveikiamas priešas. Jis tampa problema tik tada, kai konstrukcija nebuvo suprojektuota atsižvelgiant į jį. Bet jei laikas taip kenkia betonui, ar nėra būdų sulėtinti šį procesą? Iš tiesų tokių būdų yra ir nemažai. Naudoti specialius priedus, kurie sumažina pralaidumą, pasirinkti tinkamus užpildus, dengti apsauginėmis dangomis ir padidinti plieno apsauginį sluoksnį. Tai kelios strategijos. Kitas šiuolaikiškas sprendimas – naudoti cementą su pucolaniniais priedais, tokiais kaip silicio dulkės, metakaulinas ar skraidančiosios pelenos, kurie sumažina vidinį porėtumą ir padidina ilgamžiškumą. Daugelis šiuolaikinių konstrukcijų jau naudoja šią strategiją, kad ateityje išvengtų problemų. Tačiau ar betonas pasiekia tašką, kai jo nebegalima atkurti? Deja taip. Kai plienas dėl korozijos praranda didžiąją dalį savo skerspjūvio arba kai vidinės įtrūkos pasiekia pažengusį lygį, atkurti tampa nebeįmanoma. Tokiais atvejais būtina sustiprinti arba net pakeisti ištisas konstrukcijos dalis. Todėl periodinės apžiūros yra labai svarbios. Betonas gali atrodyti tvirtas iš išorės, tačiau viduje laikas gali daryti didelę žalą. Galiausiai betonas nėra silpnas iš prigimties, tiesiog jis sensta, o tas senėjimas yra neišvengiamas, kaip ir mums. Kaip ir bet kuri kita medžiaga veikiama aplinkos, jis patiria laiko, vandens, anglies dioksido ir klimato pokyčių pasekmes. Tačiau suprasti šios procesus yra raktas į saugesnę statybą, tinkamą inspektavimą ir tokių konstrukcijų projektavimą, kurios gali tarnauti ne tik dešimtmečius, bet ir šimtmečius. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu ir taip padėti mums toliau kurti turinį čia. Ir jei jums įdomu sužinoti apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskaitykite šalia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. O jūs, ar esate matę kokią nors laikui bėgant suirusią betoninę konstrukciją? Ar pastebėjote kokių nors įtrūkimų, atšokimų ar atsiradusios rūdžių? Parašykite komentaruose, ką esate radę. Man įdomu sužinoti. Šalia rasite 2 įdomius vaizdo įrašus, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos entuziastai, didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.